projektų. Premjeras teigia, kad vienas svarbiausių 5 metams grąžinama privaloma karinė tarnyba. Lietuva nėra labiausiai Europoje išsigandusi šalis dėl pasikeitusios geopolitikos. Tačiau dar neseniai mes buvome labiausiai taupantieji gynybai. Džiaugiuosi mane pasiekiančią informaciją, kad nemažai Lietuvos merginų yra pasirengusi stoti į šauktinių gretas. Tėvynės gynyboje nėra lyčių monopolio, bet tikiuosi, mūsų vyrai patvirtins istorijos suformuotą drąsių ir ryžtingų Lietuvos gynėjų įvaizdį. Premjeras sako, kad kitais Seimui teikiamais įstatymų projektais siekiama sudaryti palankesnės sąlygas investicijoms, skatinti žmonės rinktis ne pašalpas, o darbą. Naujos redakcijos darbo kodekse numatyti lankstesni darbo santykiai, darbo laiko reguliavimo, darbuotojų atleidimo nuostatos. Opozicijos lyderis Andrius Kubilius abejoja, kad Seime bus patvirtinti siūlymai dėl socialinės ir darbo santykių sistemų pertvarkos. Kyla abejonių, ar iš tikrųjų vyriausybė tos projektus atneš iki Seimo. Kadangi iš tikrųjų yra daug abejonių ir kiek suprantu, ir pačiose valdančiųjų tarpe, ir skirtingų nuomonių, ir tenka girdėti ir prezidentės kritinių pastabų. Opozicija kritikuoja dėl to, kad jiems nepavyko darbo kodekso paruošti ir naujo socialinio modelio įstatymų projektų. Tai kaip mes teritorijų planavimo įstatymų projektus kažkada paruošėm, jie yra priimti. Mokslo ir studijų įstatymo pataisomis šalia studijų krepšelio siūloma įtvirtinti valstybės užsakymo į valstybės finansuojamas vietas modelį. Taip pat žadama pateikti atsiskaitimo grynaisiais pinigais ribojimų įstatymo projektą. Norima plėsti atsakomybę ir griežtinti bausmes už kontrabandą bei akcizinių prekių laikymą. Premjeras sako kol kas nematęs, kad įpusėjus metams Liepą būtų būtinybė peržiūrėti biudžetą. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad šįryt generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje parengtojo rezervo karių pratybose po nakvynės lauko stovykloje be gyvybės ženklų rastas karys. Į nelaimės vietą iškviesti karo medikai ir greitoji medicinos pagalba, tačiau 31 kario gyvybės išgelbėti nepavyko. Mokymuose dalyvaujančių karių sveikata tikrinama karo medicinos komisijoje 1-3 mėnesių laikotarpyje iki kartotinių rezervo karių mokymo pradžios. Minėtas karys dėl sveikatos nesiskundė. Įvykio aplinkybės dar aiškinamasi, tačiau pirminiais duomenimis jam sustojo širdis. Vakarai Rusijos opozicija ironiškai vertina Kremliui patogią Rusijos politiko Boriso Nemcovo nužudymo versiją. Esą čečėnas Dadajevas nutarė atkeršyti liberalui gynusiam teisę spausdinti pranašo Mahometo karikatūras. Boriso Nemcovo žūtis sutaikė kai kuriuos opozicijos lyderius. Ne vien Boriso Nemcovo, bet ir garsios žurnalistės Anos Politkovskajos, kuri demaskavo žmogaus teisų pažeidimus ir korupciją Čečėnijoje nužudymo byla, leidžia daryti išvadą apie Kremliaus taktiką. Jeigu kyla abejonių, kaltink čečėnus, rašo apžvalgininkai. Bylos tyrėjai pateikė vakarų visuomeniai suprantamą versiją, bet pasak Rusijos laikraščio Vedomosti, niekas iš Rusijos opozicionierių netiki islamo pėdsakų Boriso Nemcovo nužudymo byloje. Politikas niekada aštriai nepasisakė apie islamą, o dėl kai kurių pareiškimų atsiprašė. Jo nuomonė apie žudynės Paryžiuje Charlie Hebdo redakcija buvo viena nuosaikiausių, kitaip negu tikrai aštrūs pasisakymai apie Putiną ir Ramzaną Kadyrovą. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas dalyvavo Paryžiuje surinktoje procesijoje Charlie Hebdo nužudytiems darbuotojams atminti. Bet Lavrovas netapo islamo radikalų taikiniu, o kažkodėl Nemcovas. Versija neišlaiko kritikos. Bijau, kad jis specialiai sufabrikuota, kad atitrauktų įtampą nuo Putino ir jo artimiausio rato. Rusijos opozicija negali patikėti, kad galėjo būti pažeista griežta Čečėnijos subordinacijos sistema. Pagrindinis įtarimasis Zauras Dadajevas, kuris kaltinamas šovęs į Nemcovą, buvo vienas Ramzano Kadyrovo globojamos vidaus reikalų ministerijos formuotės vadų. Kaip pranešama, buvo. Kadyrovo pareiškimas, kad Dadajevas tikras patriotas, ištikimas Rusijai pakoregavo bylos scenarijų. Pasak Londono Times galimas dalykas, kad per Kadyrovą pėdsakas veda į Kremlių. O gal Kadyrovas pasijuto turys tiek galių, kad suvedė savo sąskaitas Kremliaus panosėje. Bet dabar aišku, kad niekas negresia Razmanui Kadyrovui, kol valdžioje Putinas. Praėjus kelioms dienoms po nužudymo, kai kilo įtarimų dėl Kadyrovo dalyvavimo, Putinas demonstratyviai įteikė jam valstybės apdovanojimą. Tai ne